Išsitraukus šitą egzaminų bilietą reikėtų prisiminti, kad žiema yra toks metas, kuomet gali būti dienų ir mes negalėsim šito mažo vaiko išvesti į kiemą. Tai iš higienos normos iki mokyklinio ugdymo įstaigoms atsimenat, kad tam tikrais atvejais vaikai negali būti vedami į lauką, jų ugdymas lauke negali būti vykdomas ir tie atvejai yra susiję su padidėjusiu oro užterštumu, tai gali būti bet kuriuo metų laiku, o kalbant apie žiemą, tai yra susiję su žemomis temperatūromis. Tai kokia ta žema temperatūra, tai higienos normoje yra du variantai. Vienas dalykas, jeigu yra nevėjuota ir temperatūra nukritusi -12 ir žemiau, tai yra -12, -13, -15 ir -20. Kitas dalykas, kuomet yra vėjuota, 2 metrai per sekundę arba dar didesnis vėjas ir -8 laipsniai ir žemiau. Tai vadinasi, jutiminė temperatūra jau tokiu atveju, kuomet yra vėjuota ir -8, prilygs -12 ir vaiko į tokio mažo į kiemą jau neturėtume vesti. Dar vienas dalykas, tai galbūt aktualu būtų prisiminti ir sauskelnių tvarkymo reikalavimus. Tai jeigu, sakykime, iškiltų klausimas, prisiminkit, kad sauskelnės, kurias mes, sakykime, keičiam, jau tos panaudotos sauskelnės, jos nemetamos bet kur, tai yra grupėje turėtų būti specialus sandarus su dangčiu lengvai valomas ir dezinfekuojamas indas, skirtas tokių panaudotų sauskelnių surinkimui, nepasiekiamoje vaikams vietoje. Tokį indą užpildžius nedaugiau kaip 2/3, tos sauskelnės turi būti išnešamos ir pašalinamos į mišrių atliekų konteinerį. Tai šitas klausimas būna ir per teorijos egzaminą, šitą prisiminkit ir per šitą praktinį egzaminą reikalavimą, tas toksai sandarus, lengvai valomas, dezinfekuojamas indas, vien tik tai atskirai tokių sauskelnių surinkimui būtų jau pagal higienos normą tinkamai įvardintas kaip panaudotų sauskelnių surinkimo tas indas. Reiškia, pabaigus tą vaiko rengimą, mes einam prie 2 ir 3 egzamino dalies, tai yra vaiko veiklos. Tas veiklas jūs pačios pristatysit man 2 modulio eigoj, kas ne iš užimtumo tarnybos laikot pavasarį, arba ir iš užimtumo tarnybos ir laikot pavasarį, kovo balandį, kas laikot, tai tikrai mes dar visą laiką nuo gruodžio iki to kovo pradžios mokysimės vaiko raidą, tai jūs tikrai galbūt daugiau sužinosit, kokios ten veiklos vienokio ar kitokio amžiaus vaikams reikėtų pagal jų raidą parinkinėti. Tai tą dalį, manau, praleisiu. Ir 3 dalis būtų vaiko migdymo ritualas. Tai vaiko migdymo ritualas, konkrečiai vėlgi 1-2 metų vaiko, tai pradėtume mes vėlgi jį migdyti nuo to, kad aprengtume tais migdymo rūbais, miego rūbais. Tai mes tą savo išlovytės vaiką vėl imam. Mūsų tas vystymo stalelis jau čia nuvalytas ir nudezinfekuotas. Šiaip pagal higienos normą jis turėtų būti valomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno tokio rengimo. Bet manau, čia atskirai net nevalysim ir nedezinfekuosim. Ir aprengsim vaiką miegui. Tai rengsim sauskelnėm. Čia šitos sauskelnės yra aprengtos ir pižamytė. Pižamytę mes čia turim irgi panašią. Tai yra pižaminės kelnytės, yra bodžiukas ir šitai yra miego rūbai mūsų šitam mažajam. Ir aprengus miego rūbais, tada mes jau taikom tą miego migdymo ritualą. Migdymo ritualui prašiau jūs pagalvot, kokią pasaką pasektumėt, kokią dainelę, lopšinę padainuotumėt, galbūt kitus kažkokius ritualo elementus apgalvotumėt. Daug kas rašėt apie tai, kad paglostytumėt
tam tikras kūno vietas, vaikui kažkas rašė nosytę, kažkas rašė pilvelį, tai tiesiog prisilietimai, toks kontaktas nuraminantis vaiką, suteikiantis jam saugumo. Kai kas rašėt, kad naudotumėt mygtukus, jeigu naudotumėt kažkokį jo iš namų atsineštą žaislą, kuris jam labai ten brangus ir su kuriuo jis nori miegoti, tai vėlgi reikėtų vertinti to žaislo saugą. Ar ten nėra kažkokių spinėlių ilgais laisvais galais, ar nėra tokių smulkių detalių, kurios lengvai atsiskirtų ir galėtų tapti vaiko paspringimo ar uždusimo priežastimi. Galų gale ar higieniškas tas vaikas, tas žaislas, nes namuose tai vienas dalykas, o čia ugdymo įstaigoje mes turime garantuoti tuos reikalavimus ir net šitiems mūsų mažiesiems. Tai va tą trečią egzamino dalį susijusią su vaiko migdymo ritualu vėlgi demonstruosit taip, kaip jau apgalvosit. Tai sekama pasaka, tarkim, tiesiog komisijai galbūt ir paseksit dalį tos pasakos, kai kas ėmėte eiliuotas, tai vadinasi eiliuotą paseksit, jeigu dainelė ar tai lopšinė, tai vadinasi bent jau posmelį kažkokį padainuosit, jeigu ten kiti dalykai, tai galima bus pristatyti žodžiu. Tai va toks tas būtų mūsų pirmasis bilietas, sunkus iš tikrųjų šitas bilietas, užduotis, kaip sakoma, nepavydėtina, kas išsitrauks, bet manau, vis tiek turim pasidaryti. Tai guldau tą savo vaiką į lovytę ir tiek.